Čia Salos radijas, tiesiogiai iš Kupiškio miesto šventės. Dabar jau mūsų studijoje atsirado ir trečias žmogus. Tiek man, tiek žiūrovams, manau, būtų įdomu plačiau susipažinti su Vita. O po to būtinai paplepėsim ir su Auguste įdomiam temam. Tai pirmas klausimas, koks geriausias miestas Lietuvoje? Aišku, Kupiškis. Aš turiu kitą atsakymą, Subačius. Nes Subačius irgi yra miestas, bet šiaip Kupiškis tikrai. Na taip, jeigu taip, tai Skapiškis miesto teisų neturi, bet herbą turi, heraldiką turi, tai Skapiškis. Bet ir aišku, būsiu dabar kažkiek mylimiausias yra taip, bet gali būti dar ir, yra mylimesnis už mylimiausią. Ir dabar meluočiau savo, jeigu nepasakyčiau, kad ir Vilnius. Tai aš, kai ruošiausi interviu, man atrodo, pasirašiau savo pažymėti, koks geriausias miestas, už neteisingą atsakymą nebausim. Bet gerai, lėkiam toliau. Tai dabar jau Vita, kuo užsiimat Kupišky arba Kupiškio rajone? Taip pat žinau, kad ne tik čia turit veiklų ir kitur. Kupiškio rajone jau tikrai gana seniai. Tai Skapiškyje esu režisierė 2 teatrų, vaikų ir jaunimo teatro studijos Kukų ir mėgėjų teatro Stebulė. Tai vienam teatrui šiais metais bus 35 metai, o kitais metais per Tarptautinę teatro dieną, tai kovo 27. Tai visiškai prieš abiejų teatrų jubiliejus čia dabar mane kalbina. Tai labai gražios sukaktys artėja. Taip. Ir taip, teatras yra mano didžioji meilė, mano gyvenimas ir aš tikiu, kad ir pašaukimas, kažkaip jau dabar tikiu. Tai Skapiškyje organizuoju ir tarptautinius teatrų festivalius. Šiemet jau buvo 30-asis vaikų ir jaunimo pienių metus. Anksčiau buvo kaimo teatrų, dabar tiesiog vadinkim bendruomeninių vairių teatrų, Pienių vynas ir senjorų teatrų Pienės pūkas. Tai tokios pagrindinės veiklos, sakykime, Kupiškyje dar mano yra tokie kaip ir, bet vis tiek tai pajungiu kūrybiniai teatriniai veiklai. Mano ir profesija yra teatro režisierė, senų žmonių, vyresnio amžiaus žmonių pakalbinimas, išimties, sakysim, jų išminties kažkoks tai užfiksavimas, perėmimas ir dar. Buvo laikas, kada ypatingai buvo man svarbu jaunimo kūrybiniai mainai, jaunimo veiklos. Įvykdytas ne vienas jaunimo mainų projektas tarptautinis su prancūzais, su slovakais, su rumunais, su prancūzais gal 5 metus iš eilės. Taip, kad jaunimėlis visada labai širdį ir aš jau minėjau pradžioj mūsų eterio, kad esu laiminga ir įvertinta, kad jeigu mane pakvietėte kalbėti, bendrauti čia, tai turbūt dar kažkiek jaučiate mano jaunatvišką energiją ir kuria tikrai vyksta apsikeitimas bendraujant su jaunais žmonėmis. Ačiū Jums. Tai net turbūt ant 2 rankų pirštų nesuskaičiuočiau, kiek Vita veiklų turi. Jo, ir dar viena dabar labai didžioji, sakykime, pagrindinė, šiuo metu peraugau į pagrindinę, bet vis tiek turiu dėkoti Kupiškio, Skapiškio žmonėm. Šiuo metu esu Lietuvos nacionalinio kultūros centro teatrų specialistė, kuri globoja visos Lietuvos mėgėjų teatrus. Nuo vaiko iki senelio, vaikų teatrus, jaunimo teatrus, suaugusių teatrus ir lėlių teatrus. Tai tiesiog į Skapiškį grįžtu kaip į meilę salą, o į Kupiškį tai va, į šventę salą. Tai labai džiugu išgirsti, kad turim tokį žmogų, kuris, kaip ir sakiau, ant 2 rankų pirštų turbūt nesuskaičiuočiau kiek veiklų. Labai smagu išgirsti. Tokie dalykai ir augina, ačiū Jums. Padeda ir paskatina ir paragina dar. Nenustot veikti. O tada turbūt perinant prie to, galbūt kažkas nepažįsta dar Augustės. Kasgi Augustė yra? Tai aš esu Kupiškio rajono gyventoja. Dauguma gal mane pradėjo labiau Kupiškį žinoti ir matyti kokiais 24 metais, kai prisijungiau prie jaunimo reikalų tarybos, bet tikrai mane matydavo nuo Subačiaus padalinio kultūros centro kaip meno kolektyvo narė.
Five Like One dar būdavo toks kolektyvas, tikrai Šimonis daug kartų mus matė, tas pats Kupiškis, Alizava, Skapiški, man atrodo, buvom Skapiški pernai, iš tikrųjų, vienas iš mūsų paskutinių koncertų. Tai apart to, kad esu ir JTRT narė, antrą kadenciją, labai faina, kad Jurnojus antrą kadenciją kartu su manimi, esu jaunimo politikos ambasadorė, tai ne politika, jeigu ką, toks įspėjimas. Taipogi daug tiesiog įvairių veiklų. Turbūt ir Augustės veiklas būtų sudėtinga suskaičiuoti ant 2 rankų pirštų. Dalinai, kojos pirštus pridėk, suskaičiuosiu. Tada jau bandysiu. O paminėjai, kad pirmininkė esi jaunimo reikalų tarybos. Ne. Tai va, čia dar sėdi pas mus ir jaunimo reikalų tarybos pirmininkė. Nu tai jeigu jau gyrėmės, tai pirmą kadenciją buvau pavaduotoja, o šią kadenciją pirmininkė. Mano pavaduotoja šiuo metu yra Eglė Blaževičienė, kurią tikrai visi labai gerai žinot. O per pirmą kadenciją jinai buvo pirmininkė, tai taip apsikeitėm rolėm. Atrodo, kažkada ir aš buvau. Keičiamės. Aš tai, tu paminėjai tokį žodžių gyrėmės, gal tiesiog džiaugiamės. Reikia džiaugtis tuo, kai mumis patiki ir... Taip, kai kuriem dar iš tikrųjų šiais laikais yra labai tabu tema pasakyti, kad va aš kažką darau. Nes kai kurie tai skaito kaip gyrimąsi, aš tiesiog, kaip jūs sako, džiaugiamasi, gal net taip neįvardinu. Jo, tiesiog džiaugiamės tuo, kad turim ką veikti ir džiaugiamės tuo, ką darom. Tai grįžtam tada prie Vitos. Kaip atsiradote Kupišky ir koks jis buvo tuomet, kai čia, šitą mieste atsiradot jūs? Aš jau atsiradau labai gražių laikų, iš tikrųjų atgimstančioj Lietuvoje, tai buvo 90 metai. Mūsų šeima, mes abu baigę Klaipėdos, tuo metu Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus, teatro režisierius ir renginių režisierius. Ir būčiau kažkaip tai neteisinė nusiųsdama dabar į debesėlius padėkos tuometiniam Kupiškio kultūros skyriaus vedėjui Rapolui Lukoševičiui, kuris tiesiog mus, reikėtų sakyti, pakvietė, priėmė kaip specialistus. Nes tai buvo labai vienas iš svarbiausių dalykų, kad kultūroje dirbtų specialistai, savo sritį, savo kūrybinę sritį išmanantys žmonės. Tai mes tokie ir buvom, Dievo duotis Skapiškiui, teatro režisierė ir renginių režisierius, 2 diplomuoti specialistai. Ir mano tikslas ir noras didžiausias buvo tai sukurti savo teatrą. Ir ačiū Dievui, tai įsipildė su kaupu, vienu metu turėjau 3, dabar turiu 2. Tai šitaip atsiradau. O kaip man Kupiškis atrodė? Ir gana ramus, aš studijavau Klaipėdoj, pati esu iš kaimo, Čirvintų rajono. Tai man tas, vadinkim, sako, kiekvienas turi turėti savo lubas. Tai man tiesiog ramus miestelis, gal truputį trūko temperamento. Aš užaugusi kalvotose vietose, pas mus tokios lygumos. Ir mes kartais bandom išspausti iš žmonių kažkokią daugiau energijos. Čia tiesiog iš esmės yra, aš suprantu, kad jau mentalitete yra kažkiek tos tokios ramumos. Aš nesakau, kad nieko neveikimo, bet gana ramiai, netemperamentingai. Tai va, jis man toksai pirmą kartą važiuojant ir atrodė, kad gana lygumos, ramu. Kas labiausiai džiugino, tai kad Kupiškis tikrai turi savo, ir turėjo, ir tebeturi, savo tradicijas, savo dainas, savo tradicinius papročius, kas man labai svarbu, kas atsispindi ir spektakliuose, kalendorinės šventės, šeimų šventės. Visa tai, kas turi savo tokį gilų ir Glemžaičių kraštą surinkta medžiaga. Ir Dundulienė apie Kupiškio kraštą šitiek yra daug rašusi. Ir žodžiu, kad kūrybę atsiverstum senosios kultūros, vadinkim, vadovėlį, knygą, viską vis tik rasim Kupiškio krašto papročių. Tai jau tikrai. Tai va tas ir yra, ir tas žavėjo, ir tas stiprino, kad esame krašte, kur turinti savo stiprų kultūrinį klodą. Ką jau kalbėti apie senovinės Kupiškėnų vestuves. Kuriom šiais metais 60 metų. Taip, 66 suvaidinta. Aš vaikas, turbūt kiekvienas mano amžiaus žmogus, dar vaikas būdamas žiūrėjo įrašus per televiziją.
nes šitas spektaklis suvaidintas, pats spektaklis 610 kartų, bet ar šiampjovių daina tai 672. Ir mūsų teatrui irgi buvo vienas iš atspirties taškų. Mes esam sukūrę spektaklį Pasakoja Kupiškėnai, pagal knygą Pasakoja Kupiškėnai ir būtent apie Povilą Zulomą režisierių ir jo ir šito spektaklio vaidmens atlikėją. Aš sakau, kad kultūros darbuotojai keliaujant apie kurią erdvę, pamatas yra ten esančios tradicijos, už ko mes galim užsikabinti. Aš tuo esu labai dėkinga Kupiškiui, nes atvažiavau 20 metų, čia 22 metų ir mane turbūt išaugino kaip kūrėja. Tai iš šito Vitos pasakojimo galima grįžti ir prie to klausimo, koks geriausias miestas. Tai iš pasakojimo matosi, kad Kupiškis yra puikus miestas. Čia ir kultūra yra, ir tos lygumos irgi, manau, į naudą išeina, nes gal dauguma dabar iš didmiesčių, pavyzdžiui, nori jau to tokio lygesnio miesto, kur nebūtų tiek daug triukšmo kažkokio. Ir jūs pasirinkot jaunimo erdvėj nuostabią vietą, tai yra Kupiškio marios. Tai mūsų miestas ir tuo yra išskirtinis. Žmogus laimingas yra tada, kada yra ramus, kada ir kuriantis turbūt vis tiek kažkokį, tai kad skleistų kažkokią šviesą žmonėm. Tai turi to šviesos kažkur ir atrasti. Ir aš galvoju, kad Kupiškis puikiai vieta. Ir tikrai klausimą, koks yra mylimiausias, taip yra Kupiškis. Kupiškio žmonės, Kapiškio žmonės. Aš nesu kupiškietė, bet mane užaugino šitas kraštas. Čia gimė mano abu vaikai. Ir jau, sako, Kupiškis turi tokį, sako, esi Atajūnas. Taip. Bet jeigu pragyveni 30 metų, jau nebe Atajūnas. Aš jau nebe Atajūnė. O dabar, jeigu pratęsiant tą temą, kokį Kupiškį, o gal net ir gali papasakoti, kokį Subačių matai tu? Šiuo metu tai mes esam vasaros ritme, matosi po Subačių tikrai vaikšto daugiau vaikų, galimai pas senelius atvažiavę ir jaunimo, tikrai ir jaunimo dabar šiuo metu yra daugiau, bet paimsiu apskritai Kupiškį ir Kupiškio rajoną, neišskirsiu, po kokių 10 metų, tai 36, aš matau, kad Kupiškis turės žymiai daugiau gyventojų ir iš tos prasmės žymiai daugiau specialistų. Nes šiuo metu, kaip aš važiuoju į kokius mokymus jaunimo politikos ar į šiaip stovyklas ir paklausiu, iš kur tu esi ir pasakai, nebesismulkinu, sakau, iš Kupiškio, tai čia prie Latvijos, ne? Labai dažnai šitą gaunu ir jau po kiek laiko, jau kai išdrąsėja, paklausė, bet va jūs ir tarmė tokia. Ir tada jau atsimenu vieną tokį incidentą, kada prieina prie manęs vienas mano pažįstamas ir man rodo Kupiškėnų minty esančią skiltį. Pasikalbosim berods, kur grinai viskas kupiškėniškai parašyta ir yra tarima. Jo. Kalbosim likais. Taip, berods. Taip, sakau, neatsimenu, per sapną taip. Tai aš gal matysiu labiau tokį gyvesnį, daugiau žmonių. Labai tikiuosi daugiau jaunimo. Nes jaunimas, kaip gal šiandieniniai politikai sako, jaunimas yra atspirties taškas ateičiai, tai būtų labai faina matyti daugiau žmonių. Nes šiaip Kupiškį esu gavus klausimą iš vieno vaikino per Instagramą, tiesiog man parašė kažkoks žmogus, sako, o šiaip yra ką Kupiškį veikti, man. O tai ne. Sakau, jeigu tu norėsi veikti, tau bus pilna veiklos, žmogus norėjo atsikrausti. Ir berods atsikrausti. Tai tu jam parašy, kad ateitų va čia ir sudalyvautų mūsų radijos žaidimuose toliau. Aš nežinau, ar jis tiksliai dabar čia, bet sakau, tiesiog gavau tokį. Atvažiuos. Taip. Tu minėjai, kad daugiau gatvėje žmonių, šiaip logiška, nes ir mokykloje jau nėra pamokų, tai tie patys, kurie išvažiuodavo į mokyklas, į gimnazijas, išeidavo į mokyklą, jie dabar tiesiog atsirado, jie yra gatvėje, tų žmonių yra. Bet yra ir užsijėmę, jeigu yra laikas mokytis ir laikas poilsiauti. Jo, bet sakau, tikrai kaip Subačius, kai mažesnis yra, vis tiek pažįstami veidai, bet žiūri, va šito nepažįstu, galimai močiutė ir žiūri močiutė išeina. Labai tas faina yra matyti, kad tėvai vis savo vaikus atveža, galbūt ten, kurie augo. Dar vis musė nepalieka čia mūsų? Ne, jinai draugių atsivedė. Dabar bus musės. Tai musės radijos. Radijos, tai musės. Tai jeigu dabar jau mes čia kaip ir perėjom labiau prie ateities, tai bet vis tiek dar labai būtų įdomu
Kas jaunystės Kupiškyje vieta įstrigo, bet jau dabar tai yra išnykę? Gal kažkokia vieta, gal kažkokie tai renginiai anksčiau vykdavo? Nu, vieta, ačiū Dievui, saugotas yra ir Piliakalnis, ir Marios, ir labai gražus vieta, ir dar pušynėlis daug šalia kas Marių. puoselėjama kaip tik vietos. Vat neturiu tokios nostalgijos vietai, bet turiu nostalgiją Lingaudalai, tarptautiniam folkloro festivaliam. Va. Tai buvo iš tiesų ir pažintiniai. Todėl, kad kiekvienos šalies, kurios atvykdavo, nebūtinai ir šalies, tai tarptautiniai, bet buvo galimybė čia Kupiškyje susipažinti, patirti skirtingų Lietuvos regionų kultūrą. Aišku, Kupiškiui pačiam skleisti savo. Ir jį tebelikusi yra Kupkiemis, kuris važinėja ir kad ir mūsų teatrai. Bet kada čia vyko Lingaudala, man iš tikrųjų buvo labai svarus renginys. Jeigu aš nesuklysiu, galbūt jis ten porą metų vėliau prasidėjo negu mūsų Skapiškio festivalį, mūsų 97, o ten berods 99 liktai. Bet tas Lingaudalos tikrai turėjo stiprų kultūrinį turinį. Tai va, ir toks turbūt labai gera detalė buvo Kupiškio kultūrai tas festivalis, sakyčiau. Svorį turėjo turinys. Va, tas svorį, tokio žodžio. Tikrai kultūrinį svorį. Tikrai turėjo kultūrinį svorį. Ir vat tokio, aišku, pramoginio, tam pažintinio, laisvalaikio leidimo. Čia dabar puikiai, sakysim, ta šventė yra kas piešia, kas ką daro, savęs užimtumui. Bet tam patyriminiui mūsų šaknų, mūsų tradicinės kultūros iš tikrųjų buvo labai stiprus festivalis. Ir aš, jeigu su jais super stebuklą grįžtų, tai būtų labai šaunu. Tokia va nostalgija. Vis tiek mes jau ir Augustė jau netoli pilnametystė ir aš jau už pusės metų plius minus žengsiu į tą pilnametystę, tai gal jau ir tu turi kažkokią tokį ar renginį, ar vietą, kuri jau išnyko Kupišky, bet tau labai patiko. Man gal kai būdavau kokia ketvirtokė, trečiokė, nežinau, naujų ar tu joje buvai, bet Kupos mokykloje vykdavo Kupolita. Gal neteko girdėti. Aš tikrai per sapną atsimenu, kaip mūsų pradinių klasių auklėtoja Jūratė ruošė vaidinimą. Ir mes, atsimenu, važiavom vaikai į tą Kupolitą, pasirodėm. Tai gal va tos Kupolitos pasilgau, nes tai buvo kaip tos mokyklos tokia tradicija, kur mes gal mažesni to entuziazmo taip nejautėm, bet tos mokyklos mokiniai Kupos, jie tikrai labai nuoširdžiai vaidino ir pasakojo. Man tas išliko, tai čia kiek man buvo? Prieš 9 metus. Ir tada, kai berods užsidarė Kupos mokykla ir nebeliko. Ir labai gera girdėti iš tikrai jauno žmogaus, kad turinys rūpi. Man irgi labai rūpi, visada vis rūpi turinys. Kaip ten bebūtų, turbūt tas jau kažkaip įdėta yra, kad tai smagu girdėti, kad turinio renginio pasigenda jo, kad būtų turinys. Ir netgi smagu jau išgirsti, kad jau, gal ne visai čia smagu, kad jau nyksta po truputį kai kurie dalykai, va, kad ir tas festivalis, renginys, nežinau, kaip jį pavadinti. Neatsimenu, aš bet žinau, kad Kupolita. Bet tiesiog smagu, kad buvo tokių dalykų. O tu Nojau, ką atsimeni iš dabar? Tikrai turėtų kažkoks būti renginys, dar kaip pačiam Kupišky gyveni. Dabar šiaip reikia pagalvoti, kas čia man labiausiai iš tų patiko. Aš gal nebūtinai kažkokį tai vietinės tokios reikšmės, tiesiog gal iš mokyklos, gal iš tų pačių pradinių klasių visokius renginius. Jo, nes pas mus gimnazijoje mes padarėm tokią kaip ir, pas mus vyriausi mokiniai ruošia tą, kaip ir pasakyt, kalėdinį renginį. Ir aš vaikystėje atsimenu, kad mes tos kalėdinius renginius vadindavom žiburėlį. Kalėdiniai renginiai ir pas mane tikrai buvo. Bet žiburėlis labai svarbus nuo mokyklos laikų ir man taip pat. Ir žinai, dabar, kad nuo karto gal kiek rečiau, bet vyksta dar kartais. Bet pas mus, pavyzdžiui, mes šiemet padarėm, tiksliau šiais mokslo metais, grinai kaip vaikystėj vaidinimus. Ir visi vaidino. Ir mokytojai, ir vaikai, ir grybų karas buvo, ir varna su sūriu, viskas. Ir mums tokie, gal mokytojams vyresniem, kurie nuo seniau, kurie dar atsimena tos mano pradinių klasių
tuos žiburėlius, tai buvo tokia nostalgija. Nes aš atsimenu vieną labai tokį, kaip ir pasakyti, momentą, kad aš paleidžiu muziką ir prieina prie manęs muzikos mokytoja ir sako, kodėl tu paleidai kardiofono kalėdinę eglutę. Sako, jau visiems atsibodus daina. Nesakau, mokyta, toks tikslas ir yra, kad būtų nostalgija. Jis sako, gerai, tada žiūriu, mūsų gal dabar jau būsimi 7-okai sėdi linguoja. Nu, man yra gražu čia, gal mano toks požiūris yra, kad reikia tą biškį, kas seniau buvo atsiminti, bet nereikia tos visos senovės susirinkti ir į ateitį temptis. Tiesiog tos fragmentus, kaip aš sakau. Šiaip daug renginių Kupišky yra tik tais ir mokyklose, ir apskritai, tik norėk dalyvauti. O dabar, jeigu mes čia pakalbėjom gal labiau apie praeitį, bet vis tiek mūsų jaunimo erdvė yra Kupiškis 2.0. Tas 2.0 tai ateitis. Koks tas kitas Kupiškis gali. Kaip galėtų atrodyti Kupiškio kultūrinis gyvenimas, sakykime, po 20-30 metų? Aš tikiuosi, kad bus daugiau kolektyvų, nors ir kaip atrodo, kad mes jų daug turim visokių, ir kapelų, ir ko, bet, gal kaip aš labiau, kai esu muzikos atstovė, man trūksta va tokių jaunimo muzikos kolektyvų. Ir aš nekalbu apie meno mokyklą, kur yra mūsų Kupiškiui labai didelis spyris, bet, tokių va, kad būtų susikurtų tiesiog neoficiali galbūt ta pati jaunimo grupė, kur muzika grinai. Kaip panašių kaip jūs turite? Jo, man ten yra labai geras iš to pavyzdys, nes turiu be proto daug. Iš tikrųjų, čia tokie kaip kažkaip Kupišky lyg būna epizodiniai, bet aš galvoju, kad turėtų vis tiek, kaip ten bebūtų, galbūt specialistai, kurie tą uždegtų, kurie gali to mokyti, kurie gali tą atvesti. Tai vis tik, kaip... Aš pritariu Augustei ir ačiū Dievui, kad ji nori, vėlgi jinai kalba apie turinį. Ji kalba apie ne kažkokius epizodinius dalykus, bet apie kolektyvus. Kad būtent kūrybiniais kolektyvais ir gyva kultūra. Būtent kolektyvais. O kad kažkas uždegtų ir suburtų, turbūt turi būti žmogus, gali būti tas, kuriam tai tiesiog patinka, ir specialistai, o specialistus reikia tiesiog juos prisikviesti, o prisikvietus biškį mylėti. Ne biškį, daugiau nei biškį. Trupučiuką reikia mylėti, skirti dėmesio ir taip pasakyti, kad jaustųsi oriai. Ir galiu tikrai pasakyti, nes mes kalbam ne vien va šiaip savo, kad net šitą radiją jūs sukūrė dabar čia, kad išsakytumėm, kas mums rūpi. Aš iš savo teatro galiu pasakyti. Vaidino seneliai, vaidino vaikai ir dabar jau anūkai vaidina, o mano mama vaidina. Taip, kad tradicijos kūriamos irgi. Arba dainuoja, šoka. Užimtumas, bendravimas kolektyvuose labai duoda didelę naudą į vairią pusę. Gali nebūti profesionalas, bet jeigu tau tai patinka, žmogus esi visose srityse tada. Tai ugdo kūrybiškumą. O kūrybą mes turim ir valstybę kurti. Taip. Būtent kūrybingas žmogus kuria valstybę. Aš žaviuosi labai noriu. Aš irgi. Vos ne kiekvieną kartą aš miniu, kad jis labai tobulai ieško mūsų visokių partnerių, rėmėjų. Čia kaip aš plokštelė dėl šito esu, bet iš tikrųjų mes... Jam rūpi. Tai va, tai dabar toksai, jeigu būtų galutinis apie ateitį, pirmiausia, neužgesinti žmonių, kuriem rūpi. Čia labai, aš kaip tik užbėgsiu įvykiam už akių. Man sekantis klausimas būtų palinkėjimas Kupiškio ateičiai. Čia labai puikiai skamba. Tu kažkaip jau klausai panašiai. Jo, neužgesinti tų, kuriem rūpi, ir ieškoti galimybių uždegti tuos, kuriem nerūpi. Jo, va tokio turbūt pagrindas. Nes viskas laikosi ant to, kas mums teikia džiaugsmą. Iš to gimsta veiklos, iš to aplink tą žmogų būrėsi žmonės, nes vis tiek yra, tą gyvenimą reikia jį išgyventi. Ir kuo labiau mes jį gyvenam, vis tiek sakykim, kad ieškom savo darbuose prasmių. Joks darbas nebus mielas, jeigu jis nebus žmogui prasmingas. Jo, jisai turi turėti prasmę. Savęs išreikšti, kitą uždegti, kitą atrasti, kitam padėti tokiu būdu. O kūryba čia yra veiklų viršūnė. Čia kaip yra Abraomo Maslow piramidė poreikių. Aukščiausias laiptas yra savirealizacija. 11 klasėje mokysies apie tai, žinok. Kaip gerai. Sužinau, galėsiu aš kitais metais cituoti. Gerai. Tai va, o šiaip labai smagus pokalbis yra apie kultūrą ir tiesiog, kad Kupišky labai svarbu kultūra yra.
O aš turbūt paskutinį tokį pafantazuot klausimą. Jei turėtumėm neribotą biudžetą vienai jaunimo idėjai Kupiškį įgyventinti, kokia ta idėja galėtų būti? Neribota. Statom didžiulę areną prie Kupiškio marių, kad pasauliniai vyktų pasauliniai koncertai. Ir tada toj pačioj, sakykime, aš taip galvoju, kad jeigu mes tokią areną turėsim, tai sukursim daug darbo vietų žmonėms, Taip. kuriem iš tikrųjų labai ir smagu bus garsistai ir specialistų poreikis bus didelis. Ir visokie garso, šviesos, tai ką dabar daro jauni žmonės, įrašymo, aptarnavimo, nes jau vieną pasaulinę žvaigždę aptarnauja 10-100 žmonių. Ir tai, jeigu mes galėtume pasvajoti, o kodėl negalim, atsiranda kažkokia tokia vieta ir jinai tikrai yra nebūtinai sostinėse, sakykim, Allianz, kur ten Münchene yra, nežiūrėkit, kokios arenos, kuriuose vyksta ir rimtos rungtynės, kuriuose vyksta ir mes apie kultūrą kalbam, bet sportas lygiai taip pat. Aš ir vėlgi pažiūrėčiau tai kaip į galimybę. Labai dažnai sako visi, kad jaunimas nedirba. Jaunimas tai čia yra nuo 14 iki 29 metų. Ne, jie nori dirbti, bet labai dažnai tiek Facebook grupėse, tiek iš pažįstamų sako, manęs nepriema dėl to, kad aš neturiu patirties. Tai velniop, kaip man ją gauti. Tai gal ta pati arena leistų tiesiog tos pačios patirties gauti. Aš absoliučiai tą patį kalbu. Kaip jaunas žmogus, jeigu jam tai jeigu tu suteiki jam galimybę, jis tada įgauna patirties. Tu gali negauti patirties, jeigu tiesiog nepriimi jaunas žmogus. Aš dar apie tą areną noriu, kad ta arena turėtų būti, nes josgi tokios universalios yra. Ir sportui, kad pas mus atvyksta, kodėl FIFA negali vykti čia, viskas čia gali. Pažiūrėkit, kas tada atsiranda. Atsiranda viešbučiai. Atsiranda viskas atsiranda, ko reikia pilnom didelėm veiklom. Jeigu vien, sakysim, sportas arba ten vien kokios popso žvaigždės ar kas nors, nebūtinai. Arenos yra galimybė rodinti labai gilius dalykus, gilaus turinio, misterijas, miuziklus ir taip toliau. Nu, žodžiu, darykim tokį, kad būtų ir kūnui, ir sielai, ir protui, ir visiems žmonėms. Reikia svaigimų. Svajokim, tikėkim ir klyskim. Ir padėkim tikintiems. Ir svajokim, kad turėsim kažkada neribotą biudžetą. Čia galėtume mes iki 6:30, kiek mūsų eteris truks, manau, pliurpt apie kultūrą ir apie neribotus biudžetus. Bet čia, dėl ko juokiausi, kai Vita šnekėjo, tai jau mūsų šiandien sriubos virėjas Paulius sakė, hebra, eikit valgyti. Bet o JTRT narys jaunimo reikalų tarybos? Tai troškinys ten sriuba. Sriuba. Jūs gal ir bulvės net pjaustė dar? Aš morką su svagūnais. Labai nemalonu. Ar man reikės kažką dar pjaustyt? Ne. Ačiū labai Augustė už Ačiū tau, Nojau, kad labai ačiū jums Vitai. Ačiū, kad leidai pasvajot. Tai va, tikėkime, kažkada tai turėsim tą areną.